Today, as I said today morning, Šiandien yra šeštadienio vakaras. praying, I said, God, give me 100 Lithuanian revivalists. Ir aš pasakiau, Dieve, duok man 100 lietuviškų prabudimo nešėjų. I want to confirm with you. I'm sorry, I should be talking to this over coffee, but Aš noriu patvirtinti. I checked online, and the name Lithuania, one of the names of it means rain or something like that. Heavy rain. Yeah. Heavy rain. Žodžiu Lietuva. That's right. My ministry is called Downpour Ministries. Ir mano Heavy rain. tarnavimas yra, vadinasi, galima išversti lietuviškai, liūties tarnavimas. And it's from the scripture which says, ask God for rain in the time of rain. Ir yra viena rašto vieta, kuris sako, melskitės Dievo atėjus lietaus laikui. And rain in scripture is constantly reflected to as the presence of God. It's the presence of God. Ir rašte lietus būtent reiškia Dievo buvimą. And rain consists of water. Ir lietus yra vanduo, kuris And water in scripture is symbolic to the Holy Spirit. O vanduo būtent simbolizuoja šventąją dvasią rašte. Lithuania is such a prophetic name. Ir Lietuva yra toks pranašiškas vardas. Hallelujah. I said, Aš meldžiausi paskui Dievą. release your rain over Lithuania. Išliek savo lietų Lietuvai. Your country's name can't get any more prophetic. Ir negali būti pranašiškesnio vardo nei jūsų Oh, tautos. the land of the rain. Jūs esate lietaus šalis. The rain of God is going to pour on Lithuania. To lietaus, kurį Dievas išlies ant jūsų tautos. Every time, let's think about that. Kiekvieną kartą pagalvokime apie You tai. belong to the nation of rain, God's rain. Jūs priklausėte lietaus tautai, Dievo lietaus tautai. God's presence, God's anointing, God's healing. Dievo išgydymo, buvimo, patepimo. Let's pray that when people fly into Lithuania, they're going to be healed under the rain of God. Melskimės, kad kada žmonės skrenda į Lietuvą, skrenda pro Lietuvą, jie būtų išgydyti Dievo lietaus patepime. Are you encouraged? Ar jūs paraginti? How powerful is that? Kaip tai galinga? The nation of rain, Lietaus tauta. God's rain. Dievo lietaus. I can imagine God looking at the map of Europe, Ir aš įsivaizduoju, kai Dievas žvelgia į Europos žemėlapį, looking at Jesus and the Holy Spirit. What do we call that nation? Jėzus ir šventoji ir sako, kaip jūs pavadinsit? Right close to Poland, right Na, there. ta, kurie netoli Lenkijos. Oh, let's call it rain. I want to release my downpour. I want to release Pavadinkim my rain. lietų. Savo lietų. Come on, somebody. Nagi kažkas. God wants to release His rain over your nation. You like it or not? Ir jums ar patinka, ar ne, Dievas nori išeiti savo lietų jums. God's got great plans for this nation. Ir Dievas turi didžius planus šitai tautai. Amen.